Sveiki! Šiandieną išmoksime mūsų vieną dekoratyvinę dangą, kuri vadinasi travertino. Tai yra praktiškai kaip ir natūralaus akmens imitacija. Štai turime mes pavyzdį. Tinkami pagrindai mūsų dekoratyviniai dangai. Tinka ir gipso kartonas, kuris yra užtaisytas tik tai siūle ir nugruntuota giluminiu gruntu. Tinka ir seni tinkuoti paviršiai, tik tai jie turėtų būti pakankamai tvirti. Dabar dėsime gruntą su kvarciniu smėliu, kuris mums duos geresnį sukibimą mūsų kitai dangai. Dabar paviršius liks džiūti maždaug 5 valandas, bet kažin ar mes skubėsim. Geriausia ateiti visą laiką kitą dieną. Nudžiūvus mūsų gruntui, mes dabar dengsime kitą mūsų medžiagą, sudarysime sluoksnį ir jį paskui modeliuosime. Medžiaga, kurią mes naudosime, yra universalusis mineralinės prigimties ir klijavimo, armavimo, glaistymo, plokščių klijavimo mišinys. Ypatingas tuom, kad jo džiūvimas ir apdirbimo laikas maždaug yra netgi 2 valandos, dėl ko mums tai suteiks didesnės galimybės modeliuoti mūsų tinką. Ir kai maišysime, vandens santykis maždaug 5-6 litrai maišui. Pradžioje pilam vandenį, pilam mūsų mišinį, palengva maišome su elektriniu maišytuvu, duodam kokias 5 minutės pasitinkti, pabrinkti, paskui dar kartą permaišom. Na štai, toksai truputį dar takesnis, nelabai sausas, mums bus truputį lengviau dirbti. Pradžioje užsidėsime su elementariaja metalinė tinkuotė, o paskui bandysime su šukomis tą mūsų tam tikrą storį medžiagos sulyginti, suvienodinti. Paskui visą tai mes užtempsime su plačia juosčia glaistyklė ir maždaug bus išlyginta. Idealaus mums lyginimo visiškai nereikia. Galbūt tai būtų ant fasadinės pusės reikėtų mažiausiai kokių 5 mm storio. Viduje mums, manau, kad užteks ir 4-3 mm. Dabar ką mes matome ant mūsų sienos? Tokie prasišvietimai tai byloja apie tai, kad nepakankamas kiekis yra medžiagos uždėtas ant paviršiaus. Šiaip turėtų būti viskas pakankamai lygu. Bet kai mes pamatysime, kokią dabar procedūrą atlikinėsime, tai taps visiškai neaktualu. Turim tokį įrankėlį, kuris primena mums lauko kilimėlį batams nusivaryti prie durų. Toksai specialus įrankis, mes jo pasieksime natūralumą tinko, duobutėmis, akutėmis, tam, kad suteiktų kažkokio tai labiau to akmens išvaizdą. Viską darome šiaip tai procedūros be jokios pertraukos. Taipogi, imame mūsų vadinamą venecietišką glaistyklę nerūdijančio plieno. Kodėl nerūdijančio? Kadangi, kad nepaliktų juodų kažkokių tai potėpių, kai būna nuo metalo lieka. Ir šiuo atveju, kai mes suveliam paviršių, jis kažkiek tai pasišerpetoja, su šita glaistyklė mes tai šiek tiek užspaudėme. Baigus modeliuoti, badyti ir lyginti mūsų sieną, dabar ją paliksime šiek tiek padžiūti. Tas šiek tiek vadinasi taip, spalva dabar yra mūsų tinko pilka, kai išdžiūna pilnai, ji būna balta. Mes galime matyti jau tokius prašviesėjimus, pabalimus ant sienos, vadinasi, tai yra jau tas tarpinis laikas, kai jau siena arčiau džiūvimo, pilno išdžiūvimo. Šitie balti prašviesėjimai mums pasako, kad jau tinkas šiuose vietose jau tikrai pakankamai išdžiūvęs, kur dar ne. Jis tamsesnis, dabar mes jį braižysime. Galim braižyti ir pilnai išdžiūvusi. Šitie, kad kai nepilnai išdžiūvęs, reikės mažiau pastangų braižymams. Negalim ateiti anksčiau braižyti, kadangi mūsų įrankis paskui prilips. Braižyti galime tiek peiliuku, aš pasiėmęs atsuktuvą. Labai giliai brėžti nebūtina, mums svarbiausia tokį kaip pasidaryti įbrėžimą. Štai taip susibrėžę savo linijas, mes dabar paliksime tinką mūsų išdžiūti pilnai.
Taigi, nudžiūvus mūsų tinkai, mes tepsime mūsų kitą dangą, dažyvę, bet prieš tai visi bus dabar paruošiamieji darbai. Dabar, kai mes atlikinėsim, gilinsime mūsų įpjovas. Kas yra svarbu? Jeigu tai yra vidinis dekoras vidaus patalpose, mūsų įpjova galbūt ir neturi tokio ženklaus skirtumo gylyje. Jeigu tai būtų ant fasado, vadinkime, įbrėžime kažkur tik tai apie milimetrą. Taipogi galime padaryti tyčinį įbrėžimą, kuris suteiktų kažkokio tai autentiškumo ar senovės. Taigi, baigus mūsų braižymo darbelius, pereisime prie paviršiaus spalvinimo. Taip, dabar atidarysim nedidukę medicinos įstaigą, laboratoriją, teks atsiskiesti teisingai mūsų medžiagas, jas pasiruošti. Spalvinsime su šiuo produktu, tai yra dažyvė, glazūra, silikatinės mineralinės prigimties. Kol kas yra pas mus bespalvė. Mes jas nusispalviname tam tikrą spalvą norimą, tai nėra kažkoks etalonas. Aš jau esu keletas spalvelių pasimaišęs, žalsvesnė ir šiek tiek rausvesnė, tamsesnė. Kodėl dvi spalvos? Kad būtų keletas tamsesnių luitų, o bendras visas vaizdas bus šviesiau. Dabar kas yra svarbu, atsiskiesti. Vadinkime, mūsų šią dažyvę turim skiesti viena dalis dažyvės, viena dalis grunto atskiesto su vandeniu, pagal proporcijas. Gruntas silikatinis, kadangi yra koncentruotas, būtinai skiedžiam vandeniu. Dvi dalis grunto, viena dalis vandens. Su šiuo mišiniu mes ir skiedžiame vieną prie vieno su mūsų dažyve. Apsikliavom juostas, kad išskirti tam tikrą kitą spalvą mūsų blokus, luidus. Tepsime tiek lakavimo šepečių, tiek mažų radiatorinių teptukų. Teptukas bus labiau skirtas, vadinkime, mūsų siūlėms, šiek tiek tamsesnė spalva. Teptuku mes bandysime visus blokus nuspalvinti ir kempinį. Nuimti perteklių, kas yra ant paviršiaus, vadinkime tam, kad daugiau medžiagos patektų į mūsų įgilinimus. Imame kitą spalvą, šiek tiek šviesesnėje. Imame kempinę ir kas yra ant paviršiaus, susirenkam. Na štai, paviršius jau visiškai išdžiūvęs, tik tai giliau yra dar neišdžiūvusių vietų, bet tai visiškai tai nesvarbu. Mes dar šiek tiek patamsiname mūsų siūlės, jos apdžiūvo, tam, kad jos būtų dar šiek tiek tamsesnės, negu visur kiti dabar bus grioveliai. Imsime dabar tik teptuką, tik kempinę, spalvelę ir visą sieną pilnumoje perdažom. Dabar mes paliksime šitą sieną džiūti, šiaip jis džiūs jau maždaug po valandos 2 ir viskas. Nepamirškime nusilupti mūsų apsauginės plėvelės. Šiek tiek apie sąnaudas. Grunto su kvarciniu smėliuku, kad būtų geresnis sukibimas, pas mus bus 610 numeris. Apie 250 gramų į kvadratinį metrą. Modeliuojančio, armuojančio mūsų tinko išeiga tarp 3–5 kg į kvadratinį metrą. Ir dažyvės, vistolitinti glazūrą su gruntu skiesta panašiai, išeiga nuo 100 iki 150 ml į kvadratinį metrą.